Nejau anksčiau, kitame pamoksle, praplėtė uždangą. Pastaruoju metu dangaus ir žemės uždanga man buvo labai plona, nes daug galvojau apie dangų ir apie tai, kas ateis. Bet ar galite įsivaizduoti, kad žinotumėte, jog turite 5 dienas? Kai kuriais atvejais kai kurios iš tų šeimų turėjo šiek tiek laiko su savo artimaisiais prieš jiems išeinant iš gyvenimo. Kai kurios neturėjo, tai buvo labai netikėta. Neseniai mirė dar vienas mūsų draugas, paskutinėmis dienomis. Žinojome apie tai kokias 4-5 dienas. Jis susirgo plaučių infekcija. Jie keliavo, jie lankosi čia, važiuoja čia. Ir jie yra mūsų žiūrovai, todėl jie yra visur. Tačiau jie pasakojo, kad Frederiksburgas buvo jų mėgstamiausia bažnyčia, o Tiltas mėgstamiausia bažnyčia. Iš tikrųjų jie ketino grįžti balandžio 11 ir būti čia su mumis. Ir jis susirgo plaučių infekcija. Po poros dienų sulaukėme skambučio. Mums pranešė, kad jis miršta. O mes, oho, ne, jie turėtų būti čia po kelių dienų. Mes ketiname pabendrauti, ketiname juos pamatyti. Ir tada jie iškvietė šeimą ir mes gavome mums atsiuntė vaizdo įrašą, kuriame šeima buvo apsupta aplink jo lovą, tai buvo pilnas kambarys, maždaug 15, 12 ar 15 žmonių. Viena iš jaunesnių mergaičių turėjo telefoną. Jie grojo šlovinimo giesmę, visa šeima giedojo šlovinimo giesmę virš Lario, kai jis paskutinį kartą įkvėpė. Kol jis guli su įvairiais vamzdeliais ir kitais daiktais, jo ranka pakyla į viršų, o jie gieda virš jo. Pasakiau jam, kad taip noriu ir aš. Jei Jėzus mūsų neaplenks ir negrįš mūsų visų pasiimti. Štai kaip aš noriu išeiti, šlovinimo kontekste. Tačiau jų šeima turėjo šiek tiek laiko, kurį galėjo praleisti su Larry ir Ronda ir būti šalia jų. Tačiau taip būna ne visiems. Taigi 5 dienas Jėzus žinojo. Tačiau per tas 5 dienas reikėjo atlikti daug darbų. Matote, Jėzus, žinote tai ar ne, buvo vadinamas Mesiju, žodis Mesijas. Jis pažodžiui reiškia išlaisvintojas, tas, kuris ateis. Jis turėjo ateiti ir išvaduoti žydų tautą iš vergijos, panašiai kaip Mozė, kuris buvo Jėzaus viršūnė ir šešėlis. Mesijas turėjo ateiti ir juos išgelbėti. Jis turėjo juos išnaikinti. Tuo metu Roma valdė jau daugiau nei 100 metį. Roma juos tiesiog valdė, sutriuškino. Jie buvo per daug apkrauti. Jie buvo žiauriai išnaudojami, su jais buvo elgiamasi kaip su gyvuliais. Jie buvo priskirti, be jokios vertės, kaip nežmoniški. Tai buvo chaosas, tai korupcija. Romos valdytojai buvo susitarę su žydų religiniais vadovais fariziejais ir Sandrinų 70 vyrų taryba, kuri valdė. Jie dirbo kartu, derino savo veiksmus, kūrė politinius žaidimus po stalu, per užpakalinės ir šoninės duris. Skamba panašiai kaip šiandien. Įdomu, kaip tobulėja technologijos, bet žmogaus būklė tikrai ne. Ar kada nors tai pastebėjote? Ir taip vyko šokis tarp religinių, nesakiau krikščioniškų ir nesakiau pamaldžių, sakiau religinių. Tradicijos sergėtojai ir tarp politinių jėgų, kurios buvo žydų tauta ištisus šimtmečius turėjo 400 Senojo testamento pranašų pranašysčių. Kad ateis gelbėtojas, išlaisvintojas, Mesijas, kuris ateis ir mus išgelbės. Dabar scenoje pasirodo Jėzus, jį išvysta mama, kuri sako: Ei, man reikia, kad tu greitai padarytum stebuklą. Šiuose vestuvėse baigėsi vynas. Ar galėtum tai padaryti? Jis sako: Ne, aš dabar ne mano laikas. O ji atsako: Jei ne dabar, tai kada? Todėl jis klauso savo mamos. Jis paverčia vandenį vynu, tai jo pirmasis stebuklas. Dar vienas stebuklas įvyko, kai jis veikė moters prie šulinio žmogaus širdį. Jis sako: Klausyk, man reikia, kad tu nueitum ir visiems papasakotum, ką tau ką tik pasakiau, kad jis yra čia. Išganytojas Mesijas yra čia, ir ji bėga šaukdama, eidama visiems papasakoti. Ji bėga atgal į kaimą.
Pirmoji evangelistė buvo moteris, matote čia modelį. Moterys, ar matote čia modelį? Broliai, ar matote čia modelį? Tada Jėzus palaidotas kape, apie kurį kalbėsime kitą savaitę. Atspėkite, kas pasirodo, dvi moterys. Jis, pirmiausia savo prisikėlimo pavidalu, savo prisikėlusių kūnų, apsireiškė dviem moterims. Jis siunčia jas atgal pas mokinius, nes visi žinome, kad norint tai padaryti, reikia moters, ateikite kas nors, juokas. Jis siunčia moteris atgal pas mokinius pasakyti, aš prisikėliau, nes mokiniai tikriausiai nebūtų tuo patikėję, o iš pradžių jie vis tiek netikėjo, užtrenkė duris Marijai. Atėjo Mesijas, išganytojas. Dabar galima pamanyti, kad jei išlaisvintojas, apie kurį šimtmečius buvo rašoma, pranašaujama, meldžiamasi, šaukiamasi, ketina pasirodyti scenoje, jis grįž ant didžiulio žirgo. Karalius į miestą įžengė su pompastika ir iškilmingai. Prieš kelerius metus, kai mums su draugė teko garbė nuvykti į Paryžių, buvome Luvre ir viskuo gėrėjomės. Ir vienu metu, vienu momentu, šitie motociklai, gražūs BMW, europietiški motociklai, rėkdami nuvažiuoja žemyn, visa ta policija ant ratų nuvažiuoja žemyn, ir jie aiškiai gatvėse. Ir tai vyksta labai greitai. Tai kaip per incidentą atrodo, kad nėra jokio eismo, o prieš tai buvo tiesiog nesustabdomas. Staiga viskas aišku, ir tylu, ir niekas nežino, kas bus. Ir tada pačioje pabaigoje matai visas tas policijos automobilių ir motociklų šviesas. Ir tada visa eilė, pasirodo, Korėjos prezidentas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiuje, ir visa jo svita jie eina gatve. Ir tai nėra tylu, nes niekas nežino, kas jie yra, kas tai yra, bet jie tiesiog žino, kad tai yra didelis, kad ir kas tai būtų, tai buvo įspūdingas įėjimas. Jūs manote, kad Jėzus į sceną įžengs su didingu įėjimu, ar ne? Bet ne, iš tikrųjų aš šiandien tai pavadinau įvažiavimas ant asilo. Ne eržilas, o asilas. Ir ne tik asilas, bet kumeliukas, mamos asilas. Žemiau už šią šeimą nebūna. Noriu jums tai parodyti, mes tai išpakuosime kartu. Noriu pasidalyti pastoriaus Mati Bowlerio citatą. Tai labai gerai. Vienas iš baisiausių klausimų verbų sekmadienio istorijoje yra šis. Kaip aš reaguosiu, kai Jėzus nuolankiai įžengs į mano gyvenimą? Tai praktinis klausimas. Mes ketiname išsiaiškinti kai kuriuos dalykus. Bet tai yra praktinis klausimas. Ar atpažinsiu Dievo atėjimo pas mane laiką? Ar atpažinsiu ir priimsiu asmeninį Dievo apsilankymą? Taigi, mes ketiname išnarplioti šį pasakojimą. Jis vadinasi triumfo įžengimas, tačiau jis nebuvo toks triumfališkas. Ir jūs pamatysite, kodėl Mato Evangelijos 21 skyrius. Ir aš ketinu tai išsiaiškinti. Ketinu tai perskaityti. Ir mums einant ketinu išskleisti kai kuriuos dalykus, kurie padės įnešti aiškumo, bet iš tikrųjų noriu jūs nuvesti į šią kalvą. Noriu jūs mintimis nuvesti į Alyvų kalną. Taigi įjunkite savo pašventintą vaizduotę arba, kaip mums sakė ponia Sniegė Vylotsko pradinėje mokykloje Liuboke, Teksaso valstijoje, 1 klasėje, užsidėkite mąstymo kepuraites. Taigi užsidėkime mąstymo kepuraites, įjunkime pašventintą vaizduotę ir mintimis keliaukime ten kartu su manimi. Pagalvokite apie seną miestą, senamiestį, Jeruzalė buvo apjuosta sienomis, jis vis dar yra. Sienos tebėra, tačiau miestas išpuvęs visas ir apleistas. Bet jis dabar ir atrodo mažas. Tačiau iš tikrųjų tai įtvirtintas miestas, kuris vis dar yra. Kai nulipate nuo Alyvų kalno kalvos, žvelgiate į šį labai didelį šlaitą. Tai kalva, nuo kurios atsiveria rytinė Jeruzalės pusė. Taigi, leidžiatės vakariniu šlaitu ir žvelgiate į rytų Jeruzalę. Kai perlipate kalnagūbrį, ten yra dideli vartai. Matote, visame mieste yra miesto vartai, o tie dideli vartai vadinami rytų vartais. Atspėkite, ką sako Biblija. Atspėkite, kur Biblijoje parašyta, kad Jėzus sugrįš. Prie rytų vartų. Įdomu tai,
kad musulmonai jį užmūrijo. Taigi tai uždari vartai, jis visiškai užmūrytas akmenimis. Ir tik tam, kad Jėzus pro tuos vartus tikrai neateis, priešais juos įrengtos pilnos kapinės. Taigi Mesijas tikrai nesuteptų savęs eidamas per kapines. Mažai kas žino, kad jis gali smogti į tas plytas ir akmenis savo mažyliu pirštu ir susprogdinti, tiesa. Taigi žinome, kad Jėzus sugrįš ir ne, jokių kapinių ir akmenų. Bet štai ką pamatysite nulipę nuo kalvos. Tokia dabar padėtis, tai vadinama šventyklos kalnu. Dabar, kai įveiksite kalną, atsidursite vakarinėme šlaite. Rytinėme šlaite, kitoje kalvos pusėje, yra 2 miesteliai, kurių vienas vadinasi Betanija. Ten gyveno Lozorius ir jo šeima, Marija ir Marta. Tai buvo viena iš mėgstamiausių Jėzaus vietų, kur jis mėgdavo pabūti, pabendrauti, ir jie buvo jo draugai. Taigi tai kitoje pusėje, taip pat Betfagėje, kur jie ras asilą ir jo kumeliuką. Taigi, mes ketiname tai išsiaiškinti. Dabar galite nusileisti vakariniu šlaitu, kuris eina į rytinę miesto pusę, ir iš ten atsiveria nuostabus Jeruzalės miesto vaizdas. Jei kada nors pasižiūrėsite, tiesiog paieškokite Jeruzalės Google ir pamatysite nuotraukas. Paprastai iš oro žvelgiama į Kidrono slėnyje esantį miestą. Štai į ką jūs žiūrite nuo Alyvų kalno, kuriame, beje, yra ir Getsemanės sodas. Ten, kur Jėzus išliejo didžiulius kraujo lašus. Dabar tęsėme istoriją. Mato 21 skyriaus 1 eilutė. Kai jie artėjo prie Jeruzalės iš kur? Jie ėjo iš Betfagės per kalną, vakariniu šlaitu į Jeruzalę. Jiems artėjant prie Jeruzalės ir ateinant į Alyvų kalno Betfagą, tai tik kitoje Keteros pusėje. Jėzus pasiuntė 2 mokinius, sakydamas jiems: eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite ten pririštą asilę su asiliuku prie jos. Atriškite juos, kas nors juos pasakykite. Jų buvo ne 1, o 2. Atriškite juos ir atveskite pas mane. Jei kas nors jums ką nors pasakys, pasakykite, kad jų reikia viešpačiui, ir jis tuojau pat juos atsiųs. Iš kur Jėzus galėtų tai žinoti? Nes jis yra Jėzus. Beje, jis išpildo pranašystę iš Zacharijo knygos 9 skyriaus 9 eilutės. Jei kas nors ką nors pasakys, jis juos pasiųs. 4 eilutė. Tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą. Štai 5 eilutė. Sakyk, Siono dukrai, štai tavo karalius ateina pas tave, švelnus ir jojantis ant asilo, ant asiliuko, asilo kumeliuko. Pranašystė yra tokia: Jėzus įžengs į Jeruzalę triumfo proga ir įvažiuos ant asilo kumelės. Nežinau, ar kada nors matėte mažą asiliuką. Jie nėra labai dideli. Žinau, kad aš savo amžiuje, jei atsisėsčiau ant savo anūkės dviračio, kad mano kojos tikriausiai vilktųsi žeme. Suprantate, ką noriu pasakyti? Ir atrodyčiau juokingai, jei bandyčiau važiuoti šiuo mažyčiu dviratuku. Įsivaizduokite Jėzų, visiškai suaugęs laužimo dailidė, tiesa, arba mūrininką, priklausomai nuo to, kas jis buvo. Čia jis užlipa ant šio mažyčio kumeliuko. Ant asiliuko mamos jis neužlipo. Jis užlipo ant mažojo asiliuko. Jis nusileido taip žemai, kaip tik galėjo. Ir štai kodėl. Jėzui svarbiausia apversti tai, ko mes tikimės. Šią frazę kartosiu vėl ir vėl. Jėzus apverčia mūsų gyvenimo scenarijų. Jie tikėjosi karaliaus, kario, išganytojas, Judo giminės liūtas. Tačiau jie gavo Dievo avinėlį. Jie gavo taikos kunigaikštį. Matote, jie tikėjosi, kad Jėzus Mesijas ateis ir vienu mostu išnaikins Romą, išnaikins engėjus, išnaikins blogio valdžią, kad jie vėl galėtų gyventi patogiai ir ramiai. Kaip jie visada tikėjo, kad turėtų gyventi. Paklausykite, kas vyksta dabar. Leiskite man pasidalyti pranašystę iš Zacharijo 9. 9. Džiaukis, Siono dukra. Šauk, Jeruzalės dukra. Žiūrėkite, pas jūs ateina jūsų karalius, teisus ir turintis išgelbėjimą. Brūkšnelis. Jei ten būtų buvęs laikotarpis, jis tikriausiai būtų atvažiavęs ant eržilo.
Bet taip nėra. Kitas sakinys. Švelnus kitas žodis hebrajų kalboje yra nuolankus. Švelnus nuolankus ir jojantis ant ko? Šeimos, asilo. Kumeliuko. Šeštojoje eilutėje vėl grįžtame prie Mato Evangelijos ištraukos. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzus jiems buvo liepęs. Jie atvedė asilą ir asiliuką. Jie uždėjo ant jų savo apsiaustus. O Jėzus sėdėjo ant ko? Ant jų. Na, jie buvo surišti. Jis nesėdėjo ant jų abiejų, bet jie buvo surišti kartu, ėjo kartu. Jis galėjo joti ant mamos, jis rašė ant mažojo asiliuko. Luko 19:41. Vėl kalbėjau apie sinoptines evangelijas. Jie dirba kartu. Beje, visas tas griaustinis, kurį dabar girdite, tai Harley arba motociklų ralis. Taigi tiesiog mėgaukitės amerikietiškų motociklų garsais. Tiesa, taigi neleiskite, kad tai jūs išblaškytų. Artėdamas prie Jeruzalės ir matydamas miestą, jis išvydo miestą. Pažiūrėkite, kas vyksta. Jis verkė dėl miesto. Biblijoje tik 3 kartus rašoma, kad Jėzus verkė. Ir tai yra vienas iš tų 3 atvejų. Jis atvažiavo per kalnagūbrį, leidžiasi nuo Alyvų kalno, jodamas ant asiliuko. Jis verkė ne todėl, kad atrodo juokingai. Jis verkė ne dėl to, kad norėtų būti ant žirgo ir galėtų įžengti su degančiu kardu. Jis verkė, nes supranta, kad žmonės nesupranta Dievo apsilankimo laiko. Jis supranta, kad artėja bėda. Jis supranta, kad ateis diena, kai Roma ateis ir sugriaus šventyklą. Jie nepalieka nė vieno akmens, išskyrus pamatinius akmenis, kurie tebėra. Jie nepalieka vieno akmens ant kito. Jis žino, kad tai ateis, nes neatpažino Dievo sugrįžimo. 41 eilutė. Artėdamas prie Jeruzalės ir pamatęs miestą, jis verkė dėl jo ir tarė: Jei tik tu, šią dieną būtum žinojęs, kas tau atneštų ramybę, bet dabar tai paslėpta nuo tavo akių. Kitaip tariant, jūs to nematote. Jūs nematote, kad būtent tas dalykas, kurio jums reikia, yra tas pats dalykas, kuris ateina pas jūs, ir jūs to nematote. Kodėl jie to nematė? Nes jie ieškojo kario, jie ieškojo karaliaus su kardu ir lanku. Jis įėjo švelnus ir nuolankus ant asilo. Matas 21:8 eilutė. Štai kas atsitinka, kai jis leidžiasi nuo Alyvų kalno į miestą. Tai įvyksta, labai didelė minia ant kelio įskleidė savo apsiaustus, o kiti pjaustė šakas palmių šakos, kas reikšminga palmių šakose. Na, pirmajame amžiuje rytuose palmė iš tikrųjų buvo laikoma labai šventa. Iš tikrųjų su ja buvo siejama prasmė. Palmės atstova palmių kreivės reiškė taiką, pergalę, triumfą ir amžinąjį gyvenimą. Todėl jie buvo labai brangūs. Kitaip tariant, tai būtų tarsi jūs ir aš, jei prezidentas, kuriuo mes džiaugtumėmės, tai viskas, ką noriu pasakyti, pasilikdami tai savo. Jei džiaugtumėmės, kad prezidentas atvyksta aplankyti mūsų miesto, argi neįsirikiuotume keliu ir nemojuotume Amerikos vėliavomis. Mes tai darytume, juk taip ir daroma. Tai tarsi į miestą atvykstantis paradas. Jėzus atvyksta į miestą, mojuodami savo vėliavos atitikmeniu. Jie sako: mes taip džiaugiamės, esame tokie laimingi, mes švenčiame. 21:8 RANGE 9 jie įsiskirstė kelyje, minios, kurios ėjo pirma jo. O tie, kurie ėjo paskui, šaukė: Osana Dovydo sūnui, palaimintas, kuris ateina viešpaties vardu. Osana, aukštybėse. Jei paklausčiau jūsų savarankiškai, ką, jūsų manimų, reiškia hozana? Kokią reikšmę turi žodis hozana? Manau, kad gautume daug įvairių atsakymų. Tačiau manau, kad gautume kažką panašaus. Tai turi reikšti garbė Dievui aukštybėse. Tai turi reikšti garbė Dievui arba garbiname tave, arba jų Dievui, kad ir kaip sakytumėte, bet iš tikrųjų tai visai nereiškia. Tiesą sakant, visai nereiškia. Iš tikrųjų hosana pažodžiui reiškia gelbėk mus dabar. Pagalvokite apie tai, kai jis atėjo, jie negarbino jo.
Jie šaukėsi jo, kadangi jie tikėjo, kad Jėzus buvo Mesijas, tie keistai ėjo ant asilo. Bet jie tarsi sako, gerai, jis čia jau apvertė scenarijų, bet vis tiek jis yra Mesijas. Nes mes žinome, tiesą sakant, kitoje ištraukoje, kurios neskaitysime, kalbama apie tai, kad jie žinojo, matė, ką jis padarė su Lozorium. Taigi, daugelis tą dieną buvo ten, kai jis prikėlė Lozorių iš numirusių. Jie matė stebuklus, girdėjo mokymą ir patikėjo, kad jis buvo Mesijas. Jie šaukia, Osana, pavertėme jį pagiriamuoju žodžiu, taip nėra, iš tikrųjų tai pasipiktinimas. Tai yra gelbėjimo šauksmas, Dieve, gelbėk mus dabar. Jam važiuojant keliu, jie šaukia, gelbėk mus dabar, Dieve, gelbėk mus dabar. Kitaip tariant, įsitraukite kardą, įsitraukite ginklus ir nušluokite šiuos romėnus. Laikas smurtauti, laikas perimti valdžią. To jie ir tikėjosi, jie šaukia, gelbėkite mus dabar, gelbėkite mus dabar. Skamba taip saldžiai, bet iš tikrųjų jie sakė, ateikite ir nužudykite šiuos purvinus romėnus. Atsikratykite jų, štai kokie tamsūs buvo jų laikai. Jono Evangelijos 12 skyriuje klausykitės. Kaip Jono knygoje apie tai rašoma. Kitą dieną didelė minia, atėjusi iš Puotos, išgirdo, kad Jėzus keliauja į Jeruzalę. Taigi, pradedame. Jis kalba apie juos, kurie leidžiasi nuo Alyvų kalno, jie leidžiasi taku. Pasiėmė palmių šakas, jie išėjo jo pasitikti, šaukdami, Osana, gelbėkite mus dabar, gelbėkite mus dabar. Iš tikrųjų šį rytą įtraukiau šį žodį į savo maldas. Sakiau, Osana, gelbėk mane dabar, Dieve, gelbėk mane dabar, išgelbėk mane nuo mano kūno, gelbėk mane nuo manęs paties, gelbėk mane nuo šio pasaulio. Osana, palaimintas, kuris ateina viešpaties vardu, palaimintas Izraelio karalius. Jie sako, karaliau, gelbėk mus dabar. Grįžkime prie Mato Evangelijos 10 eilutės. Jėzui įžengus į Jeruzalę, visas miestas sujudo ir klausė. Kas tai? Visas miestas. Beje, tą savaitę miestas buvo pilnas, nes prasidėjo Pascha. Taigi Jeruzalėje buvo 100 000 žmonių. Tai buvo didesnė minia nei įprastai. Tai panašu į Frederiksburgą. Savaitgalį mes išaugame nuo 13 000 iki 50 000. Tiesa, staiga visi keliai užkimšti, nedrįstate eiti į centrą. Jei esi vietinis ar galiu gauti amen. Juokas jūs tiesiog randait kitų būdų, kaip aplenkti vietas. Jūs darote tai, ką darote. Taip mes gyvename, o jie daro tą patį. Staiga jų miestas buvo perpildytas ir užtvindytas. Jie klausė, kas tai, visas miestas sujudo. Tai Jėzus, pranašas iš Galilėjos Nazareto. Minia atsakė, tai Jėzus, pranašas iš Galilėjos Nazareto. Jie paskelbė Jėzų karaliumi, o tai sukėlė nemažą sąmyšį tarp fariziejų ir religinių valdovų. Mes neskaitome tos ištraukos, tačiau atsitiko taip, kad kai jie pamatė, jog žmonės tiki, kad tai yra karalius, Mesijas. Tuomet fariziejai ir Sinedrionas susibūrė ir pasakė, mes turime tai sustabdyti. Nes netrukus prarasime viską, ką jie turėjo omenyje, jie ketina prarasti savo gyvenimo būdą. Mes netrukus prarasime kontrolę, ir ant mūsų užgrius Romos plaktukas. Turime tai sustabdyti, nes žmonės tiki, kad jis yra Mesijas.